Iki to momento, kol neužsukau į briedžių medžioklę, visados galvojau, jei vyras su ragais, vadinasi jam juos užstatė žmona. Bet pasirodo klydau, ragai pas vyrus auga tuos, kurie mėgsta cepelinus. Į briedžių medžioklę Katinienę pavyko atsivilioti, tik pažadant jai jūros gėrybių. Gerai, kad padavėjai atėjus priimti užsakymą, Katinienė buvo pasišalinus nuo staliuko, tad aš šiek tiek sugudravau. Užsakiau jai aštunkojų, bet ne tų, kurie vandeninė plaukė, bet tų pieniškų, dešrelių aštunkojų. O pamačiusi Katinienę jai atneštus aštunkojus, vos nepaliko manęs vieno prie stalelio valgyti. Tad reikėjo greitai suktis iš padėties ir užsakiau jai cepelinus, tiksliau ne cepelinus, o cepeliną. Prie šio cepelino labiausiai nustebino grybų padažas, grybai buvo lyg per česnakų trintuvę sutrinti. Bet jei pamirštant juokingą padažą, cepelinas Katinienei patiko. Bet jau prie mano valgyto cepelino su spirgučių padažu, spirgučiai buvo visai kitas reikalas. Tad jei vieno cepelino kaina 11 eurų jūsų nebaugina, galite užsukti cepelinų ir jūs į briedžių medžioklę. Ir svarbiausia, daugiau niekam nesigirkit, kad mėgstate valgyti cepelinus, nes tai kvepia didžiuliais ragais.